Labas rytas, draugučiai, sveikinamės ankstyvą rytą. Dabar yra 7 ir mes esam savo pirmam spote, tai yra mėlynoji šventykla. Vienas iš dalykų, ko aš Tailande pasigendu, labai retai būna kažkur parašyta informacija apie vietą. Tai pavyzdžiui, nėra visiškai jokios info, kodėl šita šventykla yra mėlyna ir kodėl jinai būtent taip pastatyta. Tai teko pasigūglint. Šiaip įdomu tai, kad šventykla nėra sena. Ją pradėjo statyti 95 metais, nes šitoje vietoje anksčiau buvo šventykla, kuri buvo sena, apleista, nieks joje nesilankė. Ir paprasčiausiai vietiniai susirinko ir sako, mums reikia naujos šventyklos. Ir šią šventyklą pastatė kartu su dizaineriu, kad jinai būtų įdomesnė, patrauklesnė, žmonės dažniau ją eitų. Tai paprasčiausiai dėl to jinai yra tokia mėlyna ir kažkiek galbūt įdomesnė negu šiaip įprastos šventyklos, kurias teko matyti kol kas Tailande. Ką esam antram lankytinam objekte ir už manęs yra didžiulė Kuan Yin statula. Šitos statulos aukštis 25 aukštai. 25 metrai? Ne, 25 aukštai, kas yra daugiau negu 25 metrai. Man atrodo, kad viduje yra liftai ir galima užkilti patį viršų, ką šiaip aš dabar pabandysiu padaryti. Tai einam pasižiūrėti. Tik užkilom į 25 aukštą, patį statulos viršų, esam jos galvoj. Panoraminį video, kurį parodysiu arba parodžiau, tai ne aš nufilmavau, o Joe, nes aš per daug aukščio bijau ir negaliu taip arti prieiti. Bet šiaip pačios statulos viršus gražiai gan įrengtas pats interjeras, tai parodysiu šiek tiek daugiau irgi to grožio. Važiuojam dabar į kalną, realiai siauriausiais keliukais, su mašina, kuri vos užvažiuoja į kalną. Show us where we're going. The narrowest roads ever. Vos telpa vienoj juostai. Eina savo. Tikrai vienas intensyvesnių pasivažinėjimų buvo į kalną važiuojant. Tikriausiai galėjom kitų kelių važiuojant, bet Google Maps nuvedė per šitą kelią. Tiksliau, net nepavadinčiau kelio, labiau atrodo, kad pėsčiųjų takas būtų, kuriuo tiesiog leidžia mašiną važiuoti. Žiūriausiai, kad pusė posūkių neturi veidrodžio, tai nematai, ar už posūkio atvažiuoja mašina ar ne. Tai vienu metu vos prasilenkėm su džipu dideliu, bet užvažiavom šiaip ne taip ir dabar atvažiavom į tokią vietelę, kurios nesimato, nes mes turėsim nueiti tenais. Ir teoriškai turėtų būti labai gražus vaizdas ir gal išeis kavos atsigert ar pusryčių pavalgyti, nes kol kas dar nieko nevalgėm, o jau kiek 9 beveik.
patekom į pasų kontrolę. I don't know why they're checking our passports. We're probably... I think we're technically crossing Myanmar border here. Man atrodo, kad mes pervažiavom į kitą šalį, netyčia. Esam toliausiai kiek galima nuvažiuoti į Tailando šiaurę. Tai už šios įspūdingai gražios upės Myanmaras, čia Tailandas. Myanmaras, Tailandas. Galėčiau greit perbėgti. Pravažiavom labai įdomus pasų patikros punktus, nes per kalnus važiuojant kelias 5 metram perina į Myanmaro pusę ir vėl sugrįžta. Tai dėl to reikėjo pasidaryti pasų patikrą, o patikra vyko taip, kad pasienietis tiesiog mus nufotkino kartu su pasu ir nusifotkino mūsų mašiną. Ir viskas. Net juokingiausia buvo, kad pasienietis, kai mes privažiavom, stovi ir nežino, kaip pasakyti, kad pasą parodyti ją mes turim. Tai jis tiesiog stovėjo, kol išgimdė pasport ir tada patikrino ir paleido. Ir antrą kartą mus patikrino už dar 100 metrų, nes vėl 2 metram pravažiavom pasienį antrą kartą. Ir dabar važiuosim į dar vieną punktą, kuris visai netoli yra. Tai tenais jau bus susikirtimas 3 šalių, vadinasi Golden Triangle, auksinis trikampis, kur galima būti šalia Laoso, Myanmaro, būnant Tailande. Įdomi vieta, kur susitinka 3 šalis. Tenais yra Myanmaro dalis, tai va šita salelė ir ta pusė upės Myanmaras. Tada Laosas yra šitos upės pusė ir tokia įlanka čia gaunasi teoriškai. Ir tada Tailandas, kur aš stoviu. Ir esam paskutiniai lankytino šiandien vietoj, tai yra Baltoji šventykla. Padariau klaidą nepasiėmęs nuo saulės akinių, nes visa šventykla žiauriai balta ir dabar vidury dienos realiai neįmanoma ją žiūrėti, nes jinai labai atsispindi, pilna visokių kristaliukų pridėta, prilipinta ir nuo to baltumo realiai negali žiūrėti. Tiesiog tai bandysiu kažkaip apeiti iš šešėlinės pusės, nes nežinau, ar per kamerą net matysis, ant kiek balta yra šita šventykla.